Va, žiūrėkit, tai visiškai. Metas ketvirtadienio istorijai. O istorija tokia, kad kiaura padanga motociklo, reikia ją nuimti. Pati padanga gal ir ne kiaura, bet leidžia orą ir jinai tuščia yra visiškai tuščia. O leidžia, tai vėliau parodysiu per ventilį. Tai va, reikia atsukti, nuimti, kažkaip užsižymėti vietą, kurioj buvo prisuktas, kad liktų toks pat grandinės tempimas. O gal reikės biškį ir labiau patempti. Žodžiu, nesu niekada to daręs. Pažiūrėsim, kas gausis. Taip, kokio čia rakto reikia? Nežinau. 19, gal. Turiu čia visokių galvų komplektą. Žiūrėsim, nuo kokio pradedam. Vieną. Didesnis. Tai 24 gal. O, koks čia gaunasi? 22. Su šitų raktų nepasuku. Turiu tokį didesnį. Bandysiu su didesniu sukti. Va, atsukau su tuo dideliu raktu. Čia varžtas yra dar. Čia turėtų išsimušti kaištis ir išsitraukti. Tada stabdžiai turi nusiimti. Grandinė. Žiūrėjau YouTube'ą, bičias šitus užklijavęs. Čia kažkas iškris man, nu bet bus taip įdomu. Aš tai čia neatsisėsiu, ne? Koks šūdas iškrito.
Ups. Čia tai negerai. Dar vienas iškrito. Iš vidinės dalies. Arba. Go. Rato nebėra. Biškį aš čia ant tuščios pasivažinėjau, bet tikiuosi padangos nesuėdžiau. Tokie offroadinė biškį, gal laikys. Tai va paliksim, ką žinau, ekstra safety, kol padangą atveš, kol ratas bus vietoj. Gal nebirus tokį būdu, ką žinau. Tai va, dabar einu mašinos, įsimetu į bagažinį ratą ir ležu į melgą, kad sutvarkytų ventilį. Gal kur skylė bus, gal nebus. Pažiūrėsim, ką melgos seks. Va, žiūrėkit, kokie šūdai auga gražiai ant sienos. Fuck. Kas čia buvo? Čia dar iš rato kažkas iškrito. Jeba tvaju. Jo. Šito tai mes nesitikėjome. Čia bus reikalų. Kai šia per šūdas. Galvau, kad prisukta. Manau, kad va taip. Viskas čia gyvena. Čia pagal. O, pagal šitus galima atrinkti. Kur daug buvo, kur vienas. Taip. Va. Čia kibrikį. Tai kažkaip visą šitą reikės ten sudėti. Ai, tai. Tai. Va. Kažkaip taip. Karočią čia. Dabar kam padedu. Darbas bus po to. Dar pabandysiu pripūsti.
Eina pro tą tarpėlį kažkur. Tai va. Su motociklo ratais taip yra. Jeigu gali nuimti, tai kur jį sutaisys tikrai rasi. O jeigu pats negali nuimti, tada jau reikia ieškoti specializuotos vietos dirbtuvės, ten, kur žmonės moka nuimti ratą. Melgoj rato nuimti negali, pataisyti gali. Melgoj nuo mašinos gali ratą nuimti. Tai ką, įbam į darbą. Tai va, yra ratas pakeistas ventilis. Kaip ir sakiau, ventilis leido, melgoj 23 eurai. Kaip čia viskas dedasi. Stabdžiai. Tas turi vietoj būt. Tada šitas vietoj. Ten tas pats. Uždėti grandinę įstačius ratą. Ir pakelti. Ir dar šitą šaibą kliūdo. Ir šitą šaibą kliūdo. Nu, dar taip, kad neiškristų niekas. Hebnau, can idea. How can I do this? Įsivaizduokit, man pavyko. Paėmiau ir sukaliau. O, viskas gražiai išlinta. Ratas sukasi. Stabdžiai vietoj. Liko varžtą užsukti. O, все. Va kaip skamba, kaip prisukta. Viskas. Liko tik patikrinti, kaip važiuoja. O kaip važiuoja, tikrinsiu rytoj. Juodas nykštis.